O, mažulį ir tu čia, kaip aš tavęs buvau pasilgęs. Ačiū Dievui, tu grįžai ir vėl tu mane žiūri. Šitas 5-7 minutės žiūrėsim šitą modelį. Bet prieš tai aš tau papasakosiu trumpą istoriją. Sėdžiu namie, skambina draugelis, sako, Romai, pažiūrėk, yra automobilis žiaurus, BMW reikia apžiūrėti. Aišku, sakau, kas, kaip, iš kur, kaip. 19 ratai, sako, pilna karbono. Nuo 0 iki 100 per 7 sekundės. Šio sakau, daugiau nei žodžio, aš atlekiu. Pakeliu į sporto salytę, grudaką, biciuką, triciuką, nu kaip tikras BMWistas, žinai. Atlekiu, o žiūriu, čia tokia bulkutė stovi, kur BMW, sako, čia BMWs. Nu nežinau. O mes dabar su jumis nuspręsim, ar čia iš tikrųjų BMWs ar ne BMWs. Nors pas jį ir galiniai varomi, ir variklis kažkur va čia galbūt. Bet lik su mumis ir apžiūrėsime išorę, pažiūrėsim vidų. Paskui padarysim savo mėgstamiausią rubriką nuo 0 iki 100, patikrinsim, ar per kiek jis išsibėgėja. Ir pažiūrim. Tu nežiūrėsi, aš tave susirasiu. Sėdi ir žiūri, pasidarai su muštiniu arbatos ir žiūri. Žiūri. Nu ir ką, stoviu aš per to BMW ir galvoju, nuo ko čia pradėti. Pradėsim nuo to, kad tai yra BMW 3, 4 ratai, 4 durys, bet tos durys ypatingos, ne? Suicide doors, baby. Aha, labai šustrai, labai fainai, man patinka. Bet tai ne vienintelis pribumbastas, ar gal netgi minusas. Žodžiu, formos visiškai naujas. Tas BMW nupieštas nuo nulio, nepaimtas nei 5, nei 3, nei 1 serijos BMW, nes nebuvo tiesiog prieš tai elektromobilių pas BMW. Tai viską teko kurti nuo nulio. Viskas nuo nulio sukurta. Elementari schema, apačioj batarkės, viršuj kėbulas. Viskas. Žiūrėk, aš tau parodysiu, karboną. Ar tu matys kada nors karboną? Ne ant savo kregždės užklijuotą plėvelę, bet tikrą karboną. Karbons. Radžio ratai 19, aišku ploni. Kaip pas 106 Peugeot kokį. Nu 1.5.5 plotis, ne? Pažiūrėk. 1.5.5, 70 R19. Įsivaizduoji? Aš ten įsivaizduoju. Kur tokias gauti? Atidarom bagažinę. Bagažinį vietos nėra. Atsiprašau, nes kas? Nes ten yra batareikos. Pažiūrėjau. Jo, va, žiūrėk, nieko. Va. Kaip iPhone'as, nieks neatsidaro. Tai va, bagažinį vietos nėra, jeigu nori kažkur keliauti, tu nekeliausi. O nekeliausi dėl to, kad jinai nuvažiuoja tik 120 km geriausiu atveju, tikrų kilometrų. Ir tai čia kaip plus 20 ir tu Kalifornijoje važiuoji, kur tiesus kelias. Yra versija dar tokia, kad tu gali įdėti benzininį variklį. 600 kubikų, 2 cilindrai. Ir duoda apie 100-150 km papildomų ir gali nuvažiuoti tada apie 300-400 km. Stabilumas. Nu, iki BMW stabilumo jam dar biški toli. Važiavau Vilniui, nuo kalno ir į kairę buvo sankryža. Ir skubėjau biški. Tai žinok, aš biški išsigandau, teko keisti triusikus. Nes virtimas ant šono, tu nenori jisai bus, nes jo aukštas yra pakankamai aukštas. Toliau, kadangi tai yra elektrinis automobilis ir batareikos yra po mumis, todėl pas jį labai lygios grindys. O tai automatiškai reiškia, kad man nepatogu sėdėti. Priekį dar sausau, o gale, o taip, sėdžiu savo gale. Iš priekio jis atrodo kaip begemotukas kažkoks išpampęs, nežinau, kaip bulkutė. Aišku, kaip elektromobilis, tai čia nėra nei grotelių nieko, nes nėra ką aušinti, nes nėra varikliuko. Čia turbūt net neatsidaro. Žiūrėjau kainas dalių internete, tai jos tokios apie 100 eurų už dalį. Nes viskas čia yra plasmasė, o ta plasmasė kiek viduj, kiek ir išoriai, jinai yra perdirbta visa iš visokių įvairiausių. Netgi tas medis eukalipto viduj, jis turbūt yra padarytas iš nukritusių medžių, jau kurie puvo, surado, perdirbo šakas ir įmetė. O tas biotualetinė medžiaga viduj, tai jinai tokia tikrai nesukelia nei komforto, nei noro ją liesti labai jau taip. Sėdėsina nepatogi, man tokiam ilgam žmogui nepatogi. Čia va, matai, pažiūrėk. Tu matai mane, aš tai tavęs nebematau. Toliau vairas. Vairas toksai kaip Citroeno seno, bet jisai pakankamai patogus, nes jis yra odinis. Žodžiu, du ekranėliai, vienas mažesnis, kitas didesnis. Tas mažesnis jisai toksai, rodo kilometražą ir tiek realiai. Tas didesnis tai toks smagus. Navigacija, visa ta multimedija, jinai yra pakankamai paprasta. Kai kažkaip tikėjausi, kad jinai bus tokia gilesnė, jinai bus, užtruks laiko joje išsiaiškinti. Bet iš tiesų tai yra 1, 2, 3 kaip Nokia 3310. Viskas paprasta ir intuityvu.
Va, čia va, pafilmuok tą plastiką, va. Mama. Kaip jie taip galėjo? Čia plastikas, čia oda, bet ir ta oda, ta pati jinai bus perdirbta iš kažkieno, nors ten, nežinau, nudvėsusio kailio. Arba netikra. Oi, jau kažkas spaudžiu, vat nežinau, kas vyksta. Vehicle is ready to operate. Nenoriu aš dar operuoti. Stop. Va, užgesk. Glokni, bičas. Tai va. Va, užgesinau. Viduj čia viskas kaip bemviškai. Kažkur matyta, kažkur girdėta, maloniai, aišku, viską pačiupinėti čia, jie yra, nu, tikrai yra kokybės jaučiasi, ekranėlis tvirtai stovi, greit neišplėšė, įdomu jos plėšės ar ne, kaip tos telikus senus, nežinau. Važiuojam, ką aš čia kalbėsiu, važiuojam pralėksim. D raidelė. Šio, aš pasiruošęs, o tu? Nu ką, bandom, iš pirmo važiavimo nuo 0 iki 100, pažiūrėsim, ką sugebam. Bet man dabar iškilo toks vienas klausimas. Ar Lietuvos bernai iškeis savo trojkės į tokią kažkada? Irgi į 3. 4 vietos kaip paskupinė trojkė. Durys šustriau atsidaro. Ratų iškart dideli. Ha? Ką? Ai, va. Kas gerai su šitu BMW yra, kad nesinori viršyti leistinio greičio. Nes ką? Nes tai iškart padidins sąnaudas. O jeigu tai padidins sąnaudas mažulį, tai tu gali nedavažiuoti iki savo rozetės. Iki savo tarybinės rozetės pasikrauti šitą pumpučką. Nu. Norvegijoj jos visi perka dėl ko? Dėl to, kad gauni labai daug nuolaidų visur. Keltai nemokami, keliai nemokami, metiniai mokesčio praktiškai nėra. Ir taip vadinčiau toli. Už tai dabar visi prisipirko tų elektrinių nuo Mitsubishi Miev, nuo Mitsubishi Nissan Leaf, Tesla Model S. Žodžiu, kokie yra elektriniai automobiliai, visi jie yra Norvegijoje. Visi. Ir daug, labai daug. Bet ar tu norėtum vairuoti elektrinį automobilį? Atsakyk savo šitą klausimą. Pagalvok gerai prieš atsakydamas. Nes antrą kartą neklausiu. Suradau vieną bugą. O dabar žiūrėk, aš ateinu, tarkim, kairiai pusėje sėdi tavo močiutė. Jai radikulitas, jinai negali sukiotis. Labas močiutė, paveši, jo, sės sūnelį. Aš atsisėdu į galą. Va. Močiut, uždaryk. Ir viskas, ką daryt? Nu nepasiekiu, netgi aš toks 8 kojais su savo ilgom nepasiekiu. Nu. Nebent va taip reikia, žiūrėk, pala, pabandyt. Va taip. Ne, taip nepaeis, palauk. Dabiški taip. Kaip man išlipt? Palauk, o taip va. Tai visa laimė, kad aš turiu 2-metrinės rankas. Nu. Bet jeigu tu toksai metras šiam, tą jūs asmenį nepasieksi, nu. Nu tai va ir vėl. Noriu uždaryti, neužsidaro. Kažkokia nesąmonė. Nebenoriu. Beje, vos nepamiršau pasakyti, pasikalbėti su tavim biškį rimtai. Jeigu tau patinka, ką mes darome, jeigu tau patinka, kaip aš atrodau, kaip aš rengiuosi, kaip aš elgiuosi, spausk pirštą. Jeigu nepatinka, spausk žemyn pirštą. Pakomentuok, pakoreguok. Mes su tavim pasikalbėsim, ateik į Mirką, į kanalą #carhunter, mes ten susirasim tave, pasikalbėsim. Žodžiu, jeigu jums patinka, ką mes darom, palaikykit, jeigu nepatinka, na, jau ką padarysim, atsiprašom, kokie esam, tokie esam. O šiaip iš tikrųjų, jūs patys galite filmuoti, atsisės, paimti telefoną, nesvarbu ką, kas filmuoja, nufilmuok, ką tu vairuoji, susikurk savo laidą, kuo daugiau mūsų bus YouTube'ai, to bus smagiau. Tuo labiau ir aš turėsiu žiūrėti, kad pasidaręs kavos, sumuštinių, pusryčius vakarienę, su žmona nevarkerieniausiu, nereikia. Į YouTube nueisiu ir žiūrėsiu į tavo kanalą. Fotkink, filmuok, daryk kažką, žmogau, pasimatysim.